Šios savaitės trečiadienį Panevėžio Senvagėje vyko riedutininkų bei BMX dviračių varžybos. Ir kaip tik šiandieną kalbiname šių varžybų iniciatorių ir organizatorių. Ir sakykite, kaipgi sekėsi būtent suorganizuoti šias varžybas ir kokia proga tos varžybos? Na, tos varžybos proga, tai kai buvo šventė diena be automobilio. O sekėsi tai gan normaliai, tai gal trečiadienį labai blogas oras pasitaikė ištisai lyjo. Bet šiaip lietus nesutrukdė varžybų ir varžybos įvyko? Na, jie sunkiai įvyko, iš tikrųjų daugam tenai ir tie ratai prasisakinėja ir ten slidinėja ratukai, bet vis dėlto įvyko. Iš kur dalyviai, kokie dalyviai ir kokiose rungtyse būtent rungėsi? Tai buvo 4 sporto šakos, riedlenčių, riedučių, street stilius, BMX freestyle ir dar su kalnų dviračiais trail bike stilius vadinasi. Kokie dalyviai buvo? Ar tik panevėžiečiai, ar buvo dalyvių ir ne tik iš Panevėžio? Dauguma buvo panevėžiečiai, bet kadangi su riedučiais pas mum labai žmonių mažai važinėja, tai dar pasikviečiau keletą vilniečių su riedučiais. Ir kaipgi vyko pačios varžybos, kas laimėjo, kas nugalėjo, kokie prizai? Na, kaip prizai, pirmom vietom buvo taurė, antrai, trečiai po medalį, po šiokį tokį priziuką ir, aišku, visiems diplomai. Kiek iš viso buvo dalyvių? Dalyvių? Daug. Nu, ne visiškai daug, bet taip normaliai. Maždaug? Kokių 20 bendrai sudėjus. Tai vis dėlto taip išeina, kad Panevėžiui reikalinga trasa, kur galėtumėt sportuoti ir važinėtis. Ar pajudėjote reikalai, kiek žinau, jums žadėjo kažkas tą trasą, kaip ten dabar iš tos pusės? Tai čia faktas, kad reikalinga, bet tai dar kol kas nieks neveikia. Tai vat kaip matėte, jaunimas surengė patys čempionatą, patys atsitempė rampas, pasidarė ir tikrai Panevėžyje tas sportas gyvuoja ir gyvuos, nes jaunimas patys stengiasi, patys daro ir mes kaip tik to klausimu šiandien svečiuojame savivaldybę ir pabandysime savivaldybės atstovo Visvaldo Matkevičiaus paklausti vis dėlto. Sakykite, ar bus vaikams aikštutė, kurie galės ne fontaną gadinti, laužyti, o vis dėlto važinėtis kažkur specialiai įrengtoje vietoje, kaip yra tokios pat trasos įrengtos Vilniuje, netgi 3, kiek žinau. Taip, tie jauni žmonės, kurie mes truputėlį turėjom pastabų dėl gadinamo miesto fontano, reiškia, jie važinėjo ten, tai vadinamas fontano, reiškia, tais pakraščiais, tais vadinamas bortais, tai mes išreiškiam tokį, po mūsų susitikimo išreiškiam tokią mintį, kad tikrai Panevėžyje reikia rengti taip vadinamą riedutininkų, riedlentininkų ir BMX-o trasą. Čia tokie terminai gal ne visi supranta, bet aš jau dabar irgi suprantu tuos terminus. Ir aš manau, kad būtent šita aikštelė turėtų atsirasti prie naujojo sporto komplekso. Mes esam šitos reikalus ir klausimus derinę ir su miesto vyriausiu architektu. Ir aš manau, kad perspektyvoje, kai bus aiškiai reiškia, sudėliota, koks būsimajam sporto komplekse stovės statinys, aš manau, tikrai mes surasim vietos ir būtent šitai aikštelė. O kol kas, aš kiek žinau, miesto ūkio skyriaus vedėjas Gediminas Jozaitis važinėjo su tais jaunais žmonėmis po miestą ir kol kas buvo pasirinkta teritorija, kurie galėtų treniruotis ir užsiminėti, tai Aukštaitijos mokyklos sporto bazė, tai yra prie stadiono esanti teritorija. Na, aišku, ne viskas greitai statosi ir nemanau, kad, reiškia, staigiai nusprendus, kad kažko tai reikia, turėtų atsirasti tokia aikštelė, bet perspektyva yra, aš suprantu, kad yra žymiai geriau, kai jaunimas važinėja riedučiais, riedlentėmis ar, sakysim, BMX dviračiais, nei kad, sakysim, trainiojasi gatvėm, rūko ar dar kažką tai daro negero. Tęsime laidą.